jaučiausi labai gerai. Tai yra nauja sporto šaka, kuri nėra tokia populiari, pripažinkime, vėlgi, nežinau, moterų tarpe mes įsitikinom, kad jinai nėra tokia populiari. Todėl tai yra nauja galimybė išbandyti kažką ir aš jaučiausi labai puikiai. Šį vakarą mes kalbiname nuostabiausio vardo savininkę Vaidą. Sakyk, Vaida, tu esi šitam sporte kiek laiko? Su pertraukom tai kokie 3 metai iš tikrųjų, gal truputėlį. Tai nėra taip seniai. Nuo kelių metų pradėjai? Nuo 24. Ne, iš tikrųjų tai pradėjau, anksčiau nečiažiau, nuo 23 iš tikrųjų. O kiek tau dabar metų? Plus 3, 26. Supratau. Kokių įgūdžių turi turėti, kalbėkime apie jaunus žmonės, kokių įgūdžių turi turėti, kad užsiimti šią sporto šaką? Tai be jokių abejonių, iš tikrųjų, jeigu nori kažką pasiekti šitam sportą, tai reikia pradėti labai anksti. Iš tikrųjų, čia nekalbam apie 18-16, aš tai manau, kad ten nuo vaikystės. 4-5 metai kaip ir visi, nes čia kai čiuožia žmonės, tai labai jaučiasi ir, pavyzdžiui, bent vaikystėje, bent truputį yra čiuožęs ar ne. Tai nuo tada, o paskui, aišku, tokių jau jeigu mėgėjiškų sportų užsiimt, tai bet kada lipk ant ledo, įdėk darbo daug ir čiuoši iš tikrųjų. Ledo ritulyje mes žinome kelias žvaigždės, tarp jų zubrus, vyriškos giminės, bet mes nieko nežinome, bent jau aš nieko nežinau apie moteriškos giminės. Ar mes turime tokių Lietuvoje? Lietuvoje iš tikrųjų praktiškai iš viso nėra merginų ledo ritulio. Yra, kiek žinau, anksčiau buvo Elektrėnuose surinkta komanda, bet jinai labai greit išsiskirstė, jos neliko, dabar iš tų merginų liko tik tai viena trenerė, Ramūnė, man atrodo, vardas jos. Jinai dirba Kaune ir treniruoja vaikus, o iš merginų tai iš vis nieko nėra. Čia galim sakyti. Šiandieną girdėjau tokį komentarą, kad jeigu mergina yra ledo ritulį, propaguojanti ledo ritulio sporto šaką, tai čia yra pasityčiojimas iš sporto. Ką tu apie tai manai? Ne, tai aš nemanau, kad pasityčiojimas iš sporto iš tikrųjų. Žiaurus komentaras. Nu, aš nežinau, ką čia pasakė. Iš tikrųjų, galbūt yra nelabai teisinga iš vis Lietuvoje, kai merginos žaidžia ledo ritulį, nes merginos neturi kur žaisti ledo ritulio. Tai jos automatiškai žaidžia su vyrukais ir tada... Ar neturi dėl to, kad nesusirenka, ar neturi, nes šiaip atsižvelgiant į situaciją, kurioje gyvena 3 milijonai, nu, jeigu reali 2 milijonai, mes iš tikrųjų turime tų vietų, kur galime propaguoti šį sportą. Jeigu šiaip žiūrint, tai iš tikrųjų neturim jokių vietų, turim kelias ledo ritulio aikšteles ir jas ar šiaip ar taip ir užėmė vyrukai. Iš esmės, net Lietuvos vyrų ledo ritulio nėra iš tikrųjų, ten yra kelios komandos, ten, aišku, daro ką gali, žaidžia, bet yra labai silpnai viskas ir iš tikrųjų tai moterų iš vis nėra ką kalbėti, nes nėra tradicijų iš viso, niekas nežaidžia ir čia toksai visiškai partizaninis yra. Kodėl būtent užsiiminėjai šitą sporto šaką? Tai čia viskas su ja labai iš tikrųjų atsitiktinai iš tikrųjų. Čia draugai rinkosi tarsi kažką propaguoti ledo ritulį, tame tarpe atsiradom ir mes, pasiūlė, atėjom, patiko ir žaidėm. Vieni užsikabino, kiti ne, vieni atėjo, kiti išėjo. Matome labai daug jaunų žmonių, kurie užsiminėja, galbūt mes turėsime ateityje naujus Dainius, Zubrus ar dar kažką. Ką tu pati manai? Girdėjau iš tikrųjų, kad kiek čia matosi, tai yra labai stiprių jaunų žaidėjų, bet
Aišku, aš manau, kad užaugs tą naujų žaidėjų. Ir galvoju, kad mes turėsime kažką iš profesionalių žaidėjų. Šiaip tai atsidaro sienos, didėja galimybės tiek tėvų, tiek, nes šiaip šitam sportui reikia nemažai investicijų, tiek aprangai. Pakalbėkime apie investicijas. Kokios maždaug yra tos investicijos? Na tai, pavyzdžiui, nusipirkti ant profesionalias pačiūžas, tai mažiausiai turi išleisti kokius 700 litų, tada ten lazdas virš 100 litų ir visas ten aprangos ir visa kita, kurios vėl kainuoja pinigus, realiai. Visa va tai, ką čia apsirengia, tai tam reiktų išleisti apie 1500–2000 litų. Tai nebus aukščiausios kokybės. O žinant, kad, tarkim, žaidžia vaikai, panašiai tos pačios, aš kaip įsivaizduoju, kainos, o jie labai auga. Tai, aišku, tėvam reikia investuoti, bet, kaip sakau, dabar vis daug didesnių galimybių atsiranda ir tas pats ten sugebėjimas, kaip važiuoti ten žaisti gali užsienį, kur yra geresnės tradicijos, ta pati Suomija, Rusija, Baltarusija. Tai, manau, kad... Pakalbėkime apie traumas. Čia toksai sportas, kur, manau, be jų neįmanoma. Jeigu žaidi labai taip intensyviai ir iš tikrųjų pilnų pajėgumų, tai galima sutraumuoti, bet asmeniškai iš savo patirties, tai nebent per kvailumą pati save gali sutraumuoti, ten, žinai, čiuožti iš visų jėgų, neįvertinti galimybę trenktis į sieną ir ten visą kitą, bet kas liečia ten vyrukus, tai iš tikrųjų merginas ten jie visaip kaip stengiasi pastebėti, nors yra labai sunku pastebėti. Tai jie nežaidžia su mumis visų kūnų. O šiaip, pavyzdžiui, ten moterų ledo ritulio taisyklės yra šiek tiek kitokios negu vyrų, nes pas moteris yra draudžiamas ten žaidimas kūnų, tai tų traumų nėra labai daug, plus iš tikrųjų yra tos apsaugos, tai galime sakyti, kad čia yra vienas saugiausių sportų. Labai sunku susižaloti, jeigu žaisi viską, darysi protingai. Supratau. Vaida, pakalbėkime apie aprangas. Moterų aprangas ir vyrų aprangas. Sakai, kad visgi nėra tos moterų kultūros. Taip? Ar aprangojose taipogi nėra tos? Ne, tai aprangos iš tikrųjų moterų nelabai kas skiriasi nuo vyrų. Yra ten, aišku, mes neturim tų visų apsaugų čia, bet o šiaip viskas tas pats, tik tai kad šalmai yra kitokie, nes pas merginas yra visas veidas privalomai žinantis, kad ten nebūtų dėlių traumų, pas vyrukus yra labiau atvira, bet šiaip tai viskas tas pats. Merginam nieko čia įleminuoto, aptamto. Tai nieko, kad ir nenorėtum nieko keisti savoje aprangoje. Tai ką čia keisti? Supratau. Kažkaip gal nebent, kad išsiskirt labiau, kad mergina ant ledo. Pati turi sūnų. Jo. Ar leistum į šią sporto šaką? Labai norėčiau iš tikrųjų leisti. Tik tai tiek, kad aš jį vis kalbinu, bet kiek jam ant ledo, tai jam labiau ten įdomus pingvinai, ten kas už ten dar per mažas, bet šiaip tai labai norėčiau. Ką duoda ši sporto šaka jaunam žmogui? Šiaip tai duoda labai, kaip mano manymu ir supratimu, tai duoda labai daug ištvermės, užsispyrimo, nes čia reikia iš tikrųjų užsispirti ir eiti. Ir šiaip tokio visokio strateginio mąstymo, aš kaip įsivaizduoju, nes čia nėra lengvas sportas, čia reikia ir lygsvarą išlaikyti, ir būti stipriam, ir treniruotis labai daug už ledo ribų, tai realiai tas ledo ritulis tampa kaip ir gyvenimo būdas. Jeigu tu nori užsiimti jo, tai turi šiaip galvoti apie tai kiekvieną dieną. Nes trali valių tokių, kaip sakant, tai čia nelabai ką pasieks iš tikrųjų, arba greit nusibos ir... Lietuvoje ši sporto šaka yra kažkur apie 90 metų. Kiek mes pažengėm daug? Ta prasme, aš kalbu apie, anksčiau jų būdavo Elektrėnuose, tik tai ten, aš dar pati prisimenu, kaip vaikystėje ten tuo grublėtų ledu, jeigu galima tai pavadinti, kalendama dantimis, čiuožinėjau ir man tai buvo ideali vieta praleisti laisvalaikį. Šiuo metu, kiek mes turime čiuožyklų Lietuvoje? Šiaip tai, žiūrint ten tos visų ilguoju laikotarpiu, kaip aš ten suprantu, tai ledo ritulys dabar yra daug prastesniai pozicijai negu buvo anksčiau, nes, kaip aš suprantu, anksčiau iš tikrųjų ten kiek pasakė, tai ant to pačio žarų čiuoždavo daug stipriau ir iš tikrųjų į varžybas vaikščiot, nežinau, ar čia priklauso nuo to, kad mes ten buvom okupuoti, Rusija, nes tos tradicijos buvo gilios, o paskui jis iš tikrųjų kurį laiką toksai labai atmirė, bet dabar vis daugiau apie tai šnekama, gan stipri, kiek žinau, federacija yra daug ką daro, kad žmonės labiau apie tai žiūrėtų, galvotų, tas varžybas organizuoja. Nežinau, kiek ten tiksliai sekasi pasiekti tą populiarumą, bet eina į priekį iš tikrųjų. Šiaip tai tiesiog daugiau gal matom to ledo ritulio iš esmės, bet televizorių varžybas turim galimybės pažiūrėti. Ir dėl to viskas. Na tik čia prisėsti.
Ką tu papasakosi apie ledo ritulį? Šiaip tai, va, kai pradėjom, tai labai gerai galima pagalėti skaičiuoti, nes iš pirmas treniruotės tai davau... Pirmas treniruotės tai... Jo, jis buvo visai mažutis ir automobilinį kėdutį atsineždavau ir čia pas mus buvo prižiūrėtojai ledo ritulio, tai aš toks nikas, tai palikdavau jį su tais berniukais ir pateidavau ant ledo, o jie tokie va čia įčičiuodo, vėl pradėjo ten sotkas, kaišėdavo viską, tai va realiai jam buvo gal pusę metų, kai pradėjau eiti į tą sportą ir va dabar jis jo ir užaugo iš tikrųjų. Čia trainėse. Dabar mes bandysime eiti, čiuožti ant ledo ir žiūrėti, ar visgi esu apdrausta, ar esu laiminga, ar ne. Ką aš turėčiau pirmiausia atkreipti dėmesį, ką aš turėčiau pirmiausiai... Taip, nereikalauti iš tavęs per daug. Nu, čia jau neįmanoma, čia jau... Iš esmės, žinot, pačiūžęs, jau matau, kad šiaip gerai visai vaikščia, tai man atrodo, didelių problemų nebus, plus kitokios pačiūžos truputėlis, čia yra tos dailio čiuožimo, čia yra dantukai, tai truputėlį yra lengviau, nes yra kur... O pakelk kaip pas tave yra? Nes va čia yra va tokio. Ir aš kaip, aišku, vaikystėje čiuoždavau, tai va su tokiom pačiūžom, tai kai pirmą kartą šitas užsidėjau, nežinau, kad čia tų dantukų nėra, tai iš karto labai lengvai pagal zuikį. Tai reikia prie to priprasti, su šitom truputėlį bus lengviau, nes yra kur atsispirto šiaip, tai aišku, pirmą kartą tai gal nepaleisti, dar to borto reikia, tai po truputį, o paskui jau... Turėsi, man atrodo, įdomų reportažą. Žinau, tiek, kiek man atrodo kiekvienas mūsų, tai yra pačius elementariausius dalykus. Žinojau vieną žymiausių Dainių Zubrų.